Sveikinu užliekusį SV Moto, norėčiau prasibėgti trumpai apie Ducati pristatytas naujienas 2025 metams. Važiuojam. Pradėsiu nuo galingiausio motociklo, tai yra Ducati Panigale V4. Didžiausia naujiena tai, kad motociklas nebeturės monošakės, bus galinė dviguba šakė ir Ducati teigimu tai pagerins rezultatą žiedinių lenktynių trasoje. Desmosedici Stradale variklį 1103 kubinių centimetrų išvystys galę 159 kW prie 13500 apsisukimų. Paprasta versija svers 191 kg, o S versija svers 187 kg. Taip pat bus naujas Ducati Street Fighter V4, tai praktiškai Ducati Panigale tik su nuplėšytais apdangalais, turės silpnesnį variklį 2 kW, bus aukštesnis ir platesnis vairas, galinė šakė taip pat bus dviguba, jau nebe mono. Buvo pristatytas ir naujas Desert X Discovery, tai yra tas pats Desert X, tiesiog pilnas priedų, turės ten tokius priedus kaip priekinį stiklą, aukštesnį navigaciją, lankus, radiatoriaus apsaugą, variklio apsaugą, centrinę stovėjimo kojelę, aliuminio dėžės, šildomas rankenas, didesnės rankų apsaugas. Multistrada V4 turės naują priekį, ledinės lempas, standartinis bus quickshifteris, autopilotas, nauji ratai bus 2 kg lengvesni už prieš tai buvusius, nauja išmetimo sistema, variklis bus tas pats, 1158 kubinių centimetrų, 125 kW, galinių stabdžių diskas bus didesnis, truputį bus 280 mm, galinės dėžės užmontavus, jos bus truputį toliau, kad būtų vietos daugiau keleivių. Manau, didžiausia naujiena tai yra, kad Ducati pagamino naują variklį V2, tai jis bus lengviausias kada nors pagamintas V2 variklis Ducati istorijoje, svers tik 54 kg, taip pat pakeis Desmodroniko sistemą ir bus jau vožtuvų valdymo sistema spiruoklinė. Jų teigimu didžiausias pliusas šiame variklėje, kad prie 3000 apsisukimų jau variklis turės 70% visos savo variklio galios. Bus montuojamas į tokius modelius kaip visiškai atsinaujinusią Ducati Multistrada V2, kuri turės 85 kW ir svers motociklas 199 kg, tai dėka šio variklio labai daug svorio nusimetė. Iš pagrindų atnaujintas motociklas, monokokinis rėmas, deflektoriai nuo vėjo, naujas išmetimas, nauji ratai, quickshifteris bus montuojamas tiesiai ant bėgių perjungimo veleno. Tokie modeliai kaip Panigale V2 ir Street Fighter V2 taip pat gaus šį variklį, tik jie bus galingesni 3 kW ir turės 88 kW. Dėka šio variklio, tai kaip minėjau, Multistrada svers 199 kg, tai gana bus lengvas motociklas, o Panigale svers tik 179, o Street Fighteris V2 178. Manau, vienas gražiausiai atrodančių motociklų, kuris pristatytas 25 metams, tai limituotos versijos Ducati Panigale V4 Tricolore. Jų bus pagaminta tik 1000 vienetų, karboniniai ratai, sausa sankaba, motociklas kainuos kažkur apie 55 000 eurų. Ateityje padarysiu reportažą apie kiekvieną iš šių motociklų, tik truputį smulkiau ir išsamiau. O dabar, jeigu tau patiko, paspausk laiką, užprenumeruok ir iki.